Alio. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Kotlėtus parduodat? Kaip sakot? Aš kotlėtų noriu. Ne, baba, čia aš Petras. Baba, čia. Man faršo kilogramą. Numeriuką užsirašysiu šitai. Ne, nu baba, paklausykite. Man faršo kilogramą prašysiu. Į maišelį susakyti. Čia, taip. Aš tik pasakyk, kur atvežti. Pone, čia jums nemėsos. Labą dieną. Biški užkėmas buvau. Va, atsistatė biški. Pone, čia jums nemėsos parduotuvė. Įklausykit, čia aš. Baba, čia aš Petras. Man reikia sasiskos. Pusę metų. O aš Petras, aš tavo sūnus. Kas yra, nesuprantu. Matai, man reikia faršo. Bet tu dabar už 500 kilometrų, aš tau nenuvešiu jo. Man faršo reikia. Taigi kaimo parduotuvė yra čia pat. Dabar. Taigi kaimo parduotuvė. Dabar. Taigi neiki kaimo parduotuvė. Dabar. Kodėl dabar? Man sasiskos šlakenkės reikia dabar. Taigi neiki kaimo parduotuvė, kas tau trukdo? Dabar, sakiau. Kas yra nesuprantu? Vėl užkėmau. Dabar sakiau, klausyt. Nu, Yra labai daug kilogramų. nu baba, atsiprašau, nu dabar negaliu, benzino dabar nėra, neužsipylęs aš pilnai, pinigų dabar nėra, alga maža, supranti baba. Man dar tapetų reikia vieno rulono. Atvažiuosiu, Naktį lunatikavau ir apmyžau visą. atvažiuosiu aš po mėnesio, baba. Ramiai po mėnesio atvažiuosiu. Bet aš numirsiu čia. Nieko nebelikau. Kaip tai nebeliko? Nu pavogė Vladimiras, vėl buvo atėjęs. Kas tas Vladimiras, aš net nepažįstu jo, baba. Tokie plėt šalimais gyvena. Tavo brolis gydybilas. Aš, baba, kodėl tu mane taip vadini? Dėdėmus ta. Man sasiskos reikia. Išgyvensi ir be sasiskos. Tavo Vladimiras brolis daug geresnis. Vladimiras. Nu, Nu, duok tėvą. ką jis tau gero padarė? Duok tėvą pakalbėti. To jau. Tėvai, ateis čia. Ką yra? Alio? Tavo sūnus dėdėlas. Ką, ne? Dėdėlas tavo sūnus. Nejaugi, ką tu čia šneki iš viso? Eik tu gerai, blėt. Stilva tu, eik čia. Tavo sūnus dėdėlas. Jo, negyva, blė. Man sasiskas reikia. Nupirksi. Pasičiulpk. Gerai? Kablė, ateik čia. Davai, Ateisiu. varai. Už 500 kilometrų ten ir supūk. Nieko noriu. Savo būdoje ten kažkokiam vienkiam ir supūk. Man šalapenkės reikia. Tu tokia, žinai, taip smėti kaip menkė bažnyčioje. O kodėl bažnyčiai? Nes tu stora. Nu, parūpus, nu, ateik čia. Ateisiu, blė. Pasmauksiu tada, kad... Žinai, kai po mėnesio atvarys esu su nam. Što nežinau, aš tave nužudysiu. Dabar taip klausai, bet rotytų. Nu gerai, pasiūl. Dabar jau, aš dabar paskambinsiu policiją, ne? Jo, ir ką pasakysi, seksą noriu. Kad tu kojas išlaužytų. Čiulp, gerai. Tavo brolis mentų dirba. Nu jo, labai. Ateik. Va, tavo sūnus debilas. Debilas? Debilas. O tu iš viso sterva karvinė. Aš būdėnu kertę. Kalvė, eik iš čia, eik. Debilą tą. Tegul tu pameldžia kas nors. Nerimsti labai. Tegul pameldžia. Eik nahu. Jo, davai. Duok debilą pakalbėti. To jau. Debilų tada vadina, ateik čia. Ateik čia. Nu ko? Nu, debilas, dabar faršą atpirk. Kokio faršo? Pačiūp gerai. Eik faršą nupirk. Neįsiu. Kaip tu kalbi su savo motina? Žinai ką? Su savo motina. Motina, šmotina. Motina, senai šitą. Pačiūp gerai. Vladimiras. Aš paduosiu pačiūp, gal geriau pasijusiu. Tu nori muštis, davai atvaryk čia, yra seimis. Net nenoriu, net nevarysiu. Pavyzdžiui, pas tave ten taip smirda žiūrčių, supūsim šiurkiam, kad net nesinori ten varyti. O tu ką šį jų privisi? Kai tokia
Причитай на 3 камбаря. Jo. Kokie argumentai? Iššauk iš tarybinių laikų. Laisva Lietuva. Aš dėl nuotraukų turiu, nori? Parsiųsiu tuoj. Eik. Bet Facebooką Gerai, kelsiu. davai karvė. Kalbėkis su siena, gerai? Facebooką, kelsiu Facebooką. Kalbėkis su siena. Nori pas tau pazoras, eik tu šikt. Ase.